Sveiki visi, birželio mėnesį. Nesimatėme jau pakankamai ilgai ir galvoju, reikėtų pradėti vėl filmuoti. Įsivaizduoju, kad pas jūs vasara yra, kad ir kokia jinai būtų lietuviška. Žodžiu, yra bėgime, lėkime ir turbūt mezgimui laiko lieka šiek tiek mažiau negu, kad sakykime, nuo kokio rugpjūčio rugsėjo, bet vis tiek galvoju, mes galim susirinkti ir kokį vakarą, tarkim, kaip jūs mane žiūrėsite, pasišnekėti apie tą mezgimą. Nes tikrai, manau, yra aibė tokių, kurios mielai mezga ir vasarinius projektus. Tai šį video aš turbūt norėčiau pradėti kiek neįprastai. Šiaip pas mus taigi būdavo tie video tokie. Būdavo taip pabaigti mezginiai, būdavo ką mezgu, būdavo pirkiniai, žodžiu, pačioj pabaigoje, gal planai kažkokie tokie. Aš galvoju, pradėkim nuo antro galo, nuo pirkinių, nes jeigu žiūrėjot prieš tai buvusius video, galėjot pastebėti, kad tų pirkinių paskutiniu metu pas mane buvo kažkaip visai nedaug. Tai dabar netgi turiu išlaikius kelius, žodžiu, gautus siūlinius pirkinius, neišpakuotos, kad būtų įdomu ir pačiai, ir jum pažiūrėti tą pirmą emociją. Nors aš tai aišku žinau, ką aš užsisakiau, bet tai nėra mano bandyti siūlai. Tai žodžiu, pažiūrim pirkinius. Šiaip aš buvau lyg pradėjus filmuoti tokį kaip ir blogą. Tai dabar konkrečiai aš jums įdedu truputėlį senesnį pirkinį, nes jisai bus susijęs su mano dabartiniu procesu. Jūs jį pažiūrėkit, o tada aš turiu porą štai tokių pirkinių. Ir galėsime juos išpakuoti kartu. Tai dabar, kad mes nepasiklystume labai laike, tai šiandieną mes turim gegužės 9 dieną, yra penktadienis, pavakarėjau. Ir taip, aš turiu atsispausdinusi aprašymą. Aprašymas yra taip, iš Sari Nordlund, kaip vadinasi, jūs jį matot. Vienas, tarp kitko, įdomus momentas yra, jeigu norėtumėt, pavyzdžiui, pirkti Sari aprašymus, tai palankesnė kaina aprašymo yra pas ją puslapyje, negu kad Ravelry. Galbūt Ravelry taiko kažkokius tai mokesčius ar dar kažką kūrėjams. Tai toksai mažas hekas padės sutaupyti, sakykime, kelis eurus. Tai ką aš noriu pasakyti? Kad vakar užsisakiau, pagaliau išsirinkau siūlus šiam megztiniui, iš kurių aš megsiu šį šampaninį, žodžiu, megztinį. Šiaip aš nesivadovau tais originaliais siūlais, kurie yra rekomenduojami aprašyme. Aprašymas mums rekomenduoja siūlus, kurių pavadinimo, sakykime, nelabai galiu ištarti, bet yra Knitting for Olive, matau, Mohera rekomenduoja ir kažkokia tai merino vilna, kuri yra 366 metrai per 100 gramų. Žodžiu, esmė yra ta, kad turi būti siūlas DK. Dabar, kas liečia virbalus, tai virbalais reikalai tokie. Rekomenduoja megzti 3 ir 3,5 numerio virbalų. Iš karto pasakau, kad jūs tikriausiai suprantat, kad šis aprašymas yra mokamas, todėl jokiom schemom nieko aš negaliu pasidalinti, bet jūs visada galite įsigyti savo aprašymą ir megzti jį. Tai pradėjau pasakoti ties tuo, kad vakar, tai buvo gegužės 8 diena, aš iš Latvijos, iš Vūlį užsisakiau siūlus šiam megztiniui. Man norėjosi, kad jie būtų šviesus, kaip ir kad pavaizduota šitame aprašyme. Ir mano dideliai nuostabai siūlai jau pas mane. Minėjau, aš šiandien yra penktadienis, tai vadinasi, užsakiau ketvirtadienį ryte. Šiandieną gavau žinutę taip pat ankstokai ryte, kad jau jie yra pas mane Kaune paštomate. Kas negaliu nepastebėti, kad nustebino nerealiai teigiamai.
Tai siūlau dabar imti ir pažiūrėti į tuos siūlus, iš kurių aš čia bandysiu megzti. Aš dar prisipažinsiu, pati jų nemačiau, išskyrus kompiuterio ekraną. Nu, vat, kaip galite matyti, siūlai tikrai yra iš vūlį, truputėlį etiketę uždengiu, kad nesimatytų kokiu nors labai jau tokių asmeninių duomenų. Tai vat, ir ką, ir manau, kad reikia juos kažkokiu būdu praplėšti. Nenoriu labai triukšmauti, tai žodžiu, praplėščiau ir žiūrim, ką mes turime viduje. Nepadori informacija, kurią geriau iškart sunaikinti, kad niekas nepastebėtų, nedaug dieve. Štai turime tokią vieną ir štai tokią vieną. Nu, vat, kaip matot, bus kombinacija. Dabar taip, iš anksto pasakau, kad čia yra taip, sudėtis siūlų turėtų būti 40% angora, 40% merino vilna ir 20 PA, o čia turėtų būti plonytis merinas su kašmyru ir su liureksu. Tai vat, bandysim sukomponuoti, kad pažiūrėtume, ką mes čia turėsim. O, šitas toks šiek tiek geltonesnis, bet dabargi labai, sakykime, madoje yra šitasgi sviesto, ta tokia geltonumo spalva. Tai gal jie abudu žiūrėsis visai neblogai, o gal aš jų netgi ir net nekomponuosiu. Bus matyti, nes pradžiui, aišku, reikės pasimegzti mėginuką. Dabar kas liečia kiekis. Čia yra 400 gramų, čia yra 100 gramų. Tai bendrai aš turiu 500 gramų. Metražas, taip, šio siūlo yra 100 gramų 700 metrų. Tai man pavyzdžiui, mezgant iš babininių siūlų virbalais, man yra tobulas metražas. Aš tuomet pasiemu 2 gijas. Šiaip, kaip galite matyti, siūlas, va, tas angoros pukelis šiek tiek matos. Jaučiu, kad po skalbimo dar jisai daugiau atsiskleis. Tai vat, megsiu 2 siūlais iš šio ir vieną norėčiau dėti siūlą, vat štai šito liurekso su merinu, žodžiu. Pažiūrėsiu iš tikrųjų, nes turiu dar irgi vat tokio plonyčio, čia yra 1650 metrų šito siūlo metražas. Šiaip aš turiu pas save šiek tiek baltesnio merino su sidabriniu liureksu. Gal man jisai visai gal netgi labiau tiktų. Bet sakau, pabandysiu pasimegzti ir su tuo, ir žodžiu. Manau, kad šiam kartui tiek. Tikrai labai įdomu. Einu šiek tiek atsiviniosiu siūlų ir nusimegsiu mėginuką ir jau kai turėsiu mėginuką, prisijungsiu ir aptarsim, ką čia mes matom ir kiek aš čia pataikau ar nepataikau į mezginio tankį. Tai va, kaip matėt, pirkau triušiuko su merinu ir poliamidu, iš kurio yra mano dabartinis procesas. Parodysiu aš jums šiek tiek vėliau. Kad ir kaip būtų keista, kol kas pabaigtuko neturiu. Bet ko gero ir vėl, aš jau turbūt esu minėjus, kad man kaip pritrūksta motyvacijos. Aš tada pradedu filmuoti vlogą, kažkokį video jum ir žodžiu, tada aš befilmuodama pabaigiu kažką. Nes kažkaip po tiek laiko pasirodyti ir neturėti nieko pabaigto, sarmatėlis, sarmata. Sakykit jau jūs, ką norite. Tai va, tai žodžiu, iš tų siūlų aš mezgu procesą, kurį parodysiu vėliau. Nieko pabaigto, pasikartosiu, neturiu. Planų turiu. O dabar pažiūrim, kas slepiasi pas mus pirkiniuose. Aišku, aš kad labai netraškėčiau. Ko gero, nežinau, gal minsiu garsą, kol pakuosiu. Aišku, aš labai protinga ir nepasiruošiu nei žirklių, nei dar kažko. Tai žodžiu, šitas mano siuntinys yra iš siūlų pinklių.
suvyniota šio sezono hitas, turbūt šitas spalva, tokia sviesto geltona. Suvyniotas ir aš taip pat išvynioju ir parodau, ką aš čia užsisakiau. Jeigu labai traškiai atleiskit, bet labai noriu pasirodyti ir labai noriu pati pažiūrėti, nes aš jau juos laikau nuo penktadienio, o šiandien yra antradienis. Viską iškutavau. Truputėlis prieš istorijas, žodžiu, taip, mane užinfluencino šitam pirkiniui, Dominika. Tai žodžiu, taip, čia mes turime tokį siūlą. Kaip galite matyti, tai yra Rosarijos Madragoa ir tai yra 100% buretinis šilkas. Šiaip šį siūlą norėjau išbandyti jau senai. Šitas tiesa, bet prieš pirkdama šitus siūlus aš truputėlį pasidomėjau giliau, kas tas buretinis šilkas yra. Aišku, mes jį vadinam laukiniu šilku ar dar kažkaip panašiai. Tai žodžiu, tai yra tas pats šilkas iš to paties kokono, sakykim taip, jeigu galim pavadinti, iš kurio yra imamas ir verpiamas tas jau mums įprastas šilkinis šilkas, tas blizgus, liudus, žodžiu, viską. Buretinis šilkas yra gaunamas iš medžiagos, sakykim taip, esančios to kokono viduje, kuri jau nebepasižymi tuo blizgumu, bet tos savybės šilko išlieka tokios pat geros. Tai taip, tai yra 50 gramų 200 metrų, spalva yra 01, nežinau, ar jau matysis gerai. Bet buretinis šilkas turi tą tokią jam būdingą struktūrą, toksai kaip šiek tiek spurgelių, nespurgelių tokių, šiek tiek nelygumų siūle. Kas, sakyčiau, padaro jo turbūt struktūrą mezginyje dar gražesnė ir įdomesnė. Ir aš turiu 5 kamuoliukus. Tai yra 4 ir 5. 5 kamuoliukai. Šiaip užsisakinėjau 6, bet neturėjau tiesiog kiekio. Nežinau, bandysiu sutilpti į 5, tai yra 1000 metrų. Šiaip turiu planų nusimegzti iš šitų siūlų vasarinį kokį nors topą, ne topą, palaidinę, bliuzelę, dar kažką, bet ko gero norėsiu kažko labai lakoniško ir paprasto, kad galėčiau, tarkim, reikalui esant, net ir žiemą pasirengti, tarkim, į ofisą po kokiu švarkeliu ar dar kažko. Siūlas, 200-inis jisai plonas, imkim vieną giją, žiūrėkit kaip norit. Ir sekančioj siuntoj, šiaip turėtų būti jam siūlas kompanionas. Tik aš turiu tokį įtarimą, kad gal žinokite, tas siūlas kompanionas gali spalvas skirtis. Bet mes pažiūrėsim. Šiaip iš vieno siūlo, bet įdomu, kokius virbalus rekomenduoja, aišku, žiūrėjau, bet pamiršau. 2,5, 3 numeris. Senokai jau nemėgsta su tokiu numeriu. Senokai, žodžiu, bandysim, o ką daryti. Norisi kažką nusimegzti, bet ir šito laukinio šilko. Spalvą pasirinkau tokią, kaip galite matyti. Jinai, sakykime, natūrali balta yra, ne ta tokia spindinti balta. Aš jau turbūt esu minėjus daug kartų, kad jeigu man, pavyzdžiui, lieptų išsirinkti vieną spalvą, iš kurios aš megsiu visą likusį gyvenimą, tai vienareikšmiškai būtų turbūt balta ir visi jos atspalviai. Tai ir pasirinkimas siūlų štai toksai. Prie įdegusios odos, manau, kad bus labai labai neblogai. Tik aišku, reikia kažkur rasti kantrybės visą tai numegzti. Tai mano pirmas pirkinys, pasidedu aš jį. O mes turim krepšelį, aš turiu tiksliau, galim susimesti tuos kamuoliukus šičia į krepšelį. Ir ką, pakuojam tada antrą. Šiaip aš manau, gal pabandysiu šiek tiek iš arčiau pafilmuoti, kad jūs galėtumėt labiau įžvelgti to siūlo struktūrą. Šiaip aš esu tikra, kad dauguma iš jūsų ko gero jau yra bandžiusios ir džiaugiatės mezginiais iš šitų siūlų. Iki manęs, žodžiu, ateina šiek tiek pavėluotai. Tai antra mano siunta yra iš Latvių, iš Vūli.
Ir mane, aišku, truputėlį aplankė siūlų karma. Aš bandau pašalinti popieriaus likučius. Ir man neužtenka siūlų, kuriuos aš prieš tai išpakavau savo procesui, kurį ko gero irgi jau jūs matėt prieš tai video, bet parodysiu jau, ką aš jau turiu numezgusi. Tai ką, bandom tada išpakuoti vūlį. Vėlgi, traškėsiu. Nepadori informacija. Iš karto sunaikinimui. Tai šičia, ko gero, yra, jos visos yra įpakuotos. Štai kaip tai atrodo. Jau čia kažkas šviečia kaip gražu. Va, tokios 3 rėtės. Daugiau nieko nėra. Tai visų pirma, dėl ko aš dariau šitą užsakymą, aišku, aš labai norėjau siūlų, vienareikšmiškai. Aš jau matau, kad man trūksta siūlų. Nes tų, kur mezgu savo šitą procesą, užsisakiau 400 gramų ir jau matau, kad viena rankovė išeis, tokiam kaime liks. Megztinsiu viena rankovė, ne kažką. Va. Tai dar užsisakiau 100 gramų to paties siūlo. Tai yra 40% merinas, 40 angora ir 20 poliamidas. Tai va, galėsiu pabaiginėti. Šiaip aš, koks dabar įdomumas bus rodyti, kiek aš numezgiu, jeigu aš jau pasakiau. Tiek to. Gerai, tai žodžiu. Štai turim tokią, pasidedam paveikslas antris. Šiaip jeigu jūs nežiūrit, tai šiaip man gražu, toksai dalykas. Čia yra, štai įrėminta Knitting is my jam. Ir šiaip turiu daugiau tų paveiksliukų tokių įsirėminimui skirtų ir sakiau, vis pakeisiu, kad žodžiu tas vaizdas nebūtų toksai labai visada vienodas. Tai va, tai žodžiu tai, dabar kompanionas mano šilkui. Šitiems siūlom iš karto pasiėmu kamuoliuką, kad galėtume palyginti spalvas. Spalvą pamačiau. Panašu, kad būsiu pataikius. Jėzau, koks grožis. Kaip čia dabar tą intrigą išlaikyti ir jums parodyti. Žiūrėkit, kas čia yra. Ar jūs matot, kaip tai blizga? Kiek čia yra gražių vos perregimų žvynelių. Spalva tokia, jinai yra natūralesnė lino, sakyčiau. Sudėtis dabar. Man rodos, čia bus taip 80% linas ir 20% šilkas. Kas gali matyti siūlo struktūroje, dabar metražas, jeigu aš neklystu, 100 gramų 600 metrų. Siūlas, taip bendras įspūdis paėmus, turi to tokio lino kietumo tvirtumo, bet turi ir šilko tokio žvilgesio. Netgi, žinokit, gerai įsižiūrėjus, aš matau, kad šita lino gija yra apvyniota šilko plonyčių siūliuku. Ir manau, kad taip ir yra. Bet žinokit, aš manau, kad man tai labai patinka. Ir aš manau, kad su šitu tai tinka. Sakykit, ką norit. Jūs įsivaizduokit, kokia bus vasarinė palaidinė. Aš truputėlį šiaip išsigandau to metražo ir to siūlo plonumo. 200 metrų 50 gramų. Bet mes dabar išsiviniosim šitą kamuoliuką. Susirasim siūlo galiuką. Va. Ir sudėsim su šitu linu ir žvynukais. Ir aš jau matau, kad čia bus gerai. Aš jau matau.
kas čia bus per gerumas. Ir žinokit, aš nujaučiu naują pradžią. Nes taip pat abudu sudėjus, pažiūrėkite pačios, jeigu eina į matyti, skirtumo praktiškai nėra. O efektas bus laukinis šilkas, linas ir tas spindintis šilkas ir perregimi žvynukai. Bombastika. Nežinau, kodėl taip nesimato tų žvynelių žėrėjimo, bet čia labai daug. Ir man labai patinka, kad tai yra perregimas, o nespalvotas žvynelis. Nes dažnu atveju jau šiaip esu nusvilus, taigi esu mezgus, kas žiūris mane seniau, tą raudoną megztinį, kur buvo kišenėlė iš irgi siūlusių žvynelių, ten sudėtis yra bombinė, fantastiška, bet dažytas žvynelis, jisai nusiskalbia. O čia yra perregimas, toksai perlamutrinis, kaip oi, kaip čia bus gražu. Aš jau įsivaizduoju. Fantastika. Kaip man dabar pabaigti tai, ką aš mezgu ir dabar nepradėčiau to megzti kažko grožio. Fantastika. Pasaka. Labai džiaugiuosi. Taip džiaugiuosi, neįsivaizduoju. Tai va, procesas vasarai jau yra aiškus, manau. Šiaip žiauriai džiaugiuosi, spalvas atitaiksiu. Praktiškai čia man kaip aklaiviškai grūdas pasisekė. Ir dabar paskutinė babina. Ir aš jau matau, kokia jinai graži. Aš kaip pasakojau, kad mane užplūdo rožinė banga. Ir kaip gražu. Šiaip šitą pirkau tai dėl to, kad Pūlyje buvo nuolaida. Ar kartais tik ne 40% šitiems siūlam. Ir čia yra merinas. Ir mini žvynukai, tik nežinau, kaip man juos parodyti, kad jūs juos matytumėt. Plak, čia kažkaip matau jų gal daugiau. Manau, kad va pablyk čia turėtumėt tikrai matyti. Va, vienas čia išdavikas, va, labai gražiai pasiblyk čia. Ir metražas čia yra, man rodos, 550 metrų 100 gramų ir aš čia turiu 300 gramų, kurių, manau, man tikrai užteks, nes šiaip turiu planą prie šito siūlo pridėti moherą Tilyje. Labai noriu pabandyti iš Filkolano Tilyje. Visos mezga, visos kalbos aš irgi noriu, bet aš jaučiu tame riziką, nes vėlgi bijau, kad man mezginys gali būti per karštas. Tai ar neteks man ieškoti kokio nors, merino? Ne merino, jo. Ašgi pirkau, tame trumpame video, jūs matėt, kad su šitais siūlais aš pirkau meriną su liureksu, bet jisai man buvo per gelsvas, kad aš galėčiau kombinuoti su šitų siūlų. Bet aš manau, kad prie šitos rožinės spalvos, aš aišku dabar neturiu, jo čia pasiemus yra su liureksu, merinas, liureksas, žvyneliai. Įsivaizduojat, kaip bus gražu. Ir manau, kad man visai pavyktų. Aš žiauriai noriu tos Tilijos. Tiesiog aš noriu ją pabandyti dėl to, kad pabandyčiau, bet aš labai jaučiu riziką, kad man gali būti labai karšta. Nors kai tokia vasara, gal visai ir vasarą nešiočiau tą megztinį, ką čia gali žinoti. Tai va, tai spalva esu fantastiškai patenkinta, šiaip man jinai atrodė visai kitokia ekrane, bet aš labai patenkinta, spalva yra labai švelni. Net negaliu pavadinti, tai nėra baby pinkas, čia sakyčiau tokia rožinė, nueinanti gal šiek tiek į persiką. Tai vat kažkas tokio. Tai žinokit, vat tiek pirkinių ir dabar netempiam į naktį ir einame žiūrėti, ką aš čia mezgu ir kiek numezgiu. Aišku, ašgi jau pasakiau anam pirmam video, ką aš mezgu. Pasidedam kur nors štai čia ir vat matos. Kokios gražios spalvos. Labai. Žinokit, kas savo prekės, ne mano čia prekė, bet kas savo pirkinių negeria prekių, tai iš turgaus sako, žinau tokį posakį. Tai va, tai žodžiu, nebėgam į naktį ir žiūrim, ką aš jau esu numezgusi šiai dienai. Petitis šampaninis yra po ledu.
Nemėgstas, nejudintas, stovi padėtas tiek, kiek matėt aname. Kojines esu pradėjusi megzti, bet aš jų nepabaigsiu, nes vis dėlto rankom dažytą siūlą aš noriu pasilikti ko gero žakardam, nes pradėjau megzti iš Dominikos dovanotos sruogos. Šiaip gal vėliau epizoduose aš jų parodysiu, nes neišardžiau, šiaip nešiausi į brančą megzti. Kaune dar kai buvo gegužės mėnesį paskutinis, tai žodžiu, kiek ten numezgiau, tiek ir turiu. Ir žodžiu, nu tai va, žiūrim į tą šampaninį megztinį, dieve. Nu va, galiu parodyti, ką aš jau turiu, o turiu aš jau visai, žinokit, taip. Kaip matot, taip, apykaklė yra apmegzta, kūno dalis visa yra išmegzta, užbaigimas yra, jisai nelygintas, ne kažkaip kitaip neapdorotas, tiesiog guli krepšelyje ir mezgasi, kasdien po eilutę po dvi. Vat, užbaigtas, siūlai nei vienas nesuslapstyti ir ką aš veikiu, aš pradėjau dabar megzti rankovę pirmą. Ir tų siūlų jau ten man likia gal apie 50 gramų. Žodžiu, mezgu dviem siūlais. Siūlų metražas 700 metrų 100 gramų. Ir dabar ką aš galiu pasakyti, šiaip Sari kaip aprašymų kūrėja rekomenduoju. Megzdama rankovę galutinai įsitikinau, kad tai merginai yra ne vis vien, ką jinai kuria, kaip jinai kuria, mezginio tą visą konstrukciją, viską. Aš neturiu jokio išsilavinimo, kas liečia siuvimą, ten kažkokį konstravimą, dizaineriškumus, ta prasme, nu, toli, esu absoliučiai toli nuo to. Jeigu nežinojot, vat galit spręsti iš Maikės, dirbau pas aludarius prekybos skyriui. Tai vat, ir dabar megzdama rankovę pradėjau suprasti, galutinai įsitikinau tiksliau, kad Sari yra ne vis vien, kad tai yra be galo protinga mergina, nes tai ko gero buvo, bijau sumeluot, bet mano pirmas pirktas aprašymas, kuriame viskas taip kokybiškai aprašyta. Reikalų mezgant šitą megztinį, kaip galite matyti, yra tiek ir tiek. Tiek ir tiek tai yra, kad tu negali megzti iš atminties. Tai nėra tas raštas, kurį tu išmezgęs kelias eilės, tu atsimeni. Taip, žiūrint dabar į išmegztą, jame yra logika tam rašte, bet mano smegenys nėra tiek pajėgios, kad aš įsiminčiau tai. Kad gebėčiau įsiminti tą raštą ir suprasčiau, kur man kas po ko ir kurioje eilėje yra. Tai kiekvieną mielą eilę megzdama žiūri į schemą. Schema yra vat, tokia labai didelė. Žodžiu, tai to stebėjimo yra. Priekis ir nugara vat, turi raštus, kaip matot, ta konstrukcija yra vat, tas japoniškas petys. Viską, žodžiu, ir rankovė mano nuostabai. Aišku, jinai nėra ta tokia labai stipriai nuleista, kad jau, pavyzdžiui, mūsų petys mezgant, tarkim, jau būtų ties, nu, vat, bent jau iki čia, kur, tarkim, mano Maikės baigėsi rankovė. Čia, kaip petys baigėsi vat, kažkur čia. Ir jinai, mergina, yra, žodžiu, sugalvojusi, kaip išmegzti rankovės pradžią trumpintom eilėm, kad pas mus apsivilkus nesigautų tas toksai snapas tyrantis. Nu, žinot, kartais būna tas toksai efektas, mezgant ypatingai japonišką petį, kai apsivelki rankovę ir jinai styro. Nu, čia toks trikampis, tas toks neaiškus išsiformuoja. Tai va, čia rankovė mezgasi trumpintom eilėm iš pradžių. Aišku, užknista iki begalybės, nes vėlgi schema mezgasi tuo pačiu ir reikia vėl stebėti schemą, nes, kaip aš sakau, mano smegenys nepajėgios įsiminti. Ten tų eilių va šitiek ir akių šitiek, bet sakau, nepaisant to, šiek tiek pavargau jau nuo tos schemos, bet manau, kad rezultatas bus. Žodžiu, čia toksai pagirų video kaunasi, bet labai savim didžiuojas tikrai. Iki kiek aš anksčiau mezgiau tik gerom akim reglanas, basic. Šiaip, principė, aš irgi šitą priskirčiau gal kažkiek prie basic, nes spalva yra, nu, absoliučiai paprasta. Jinai vadinasi kokosų pienas šiaip. Vat, rankovė irgi turi savo tą rašto bloką, žodžiu, tas trumpintas eilės, aišku, aš dabar jau perėjau į tą apvalų mezgimą, kas negali nedžiuginti.
Žodžiu, susigaudyti atidumo tikrai reikalauja, bet aš manau, aš kai įsiskalbsiu. Jau mano dukra, kuriai bus 16 metų, panos, jau mano dukra, jinai sakė, mama, tu man žiemą įskolins. Aš jau įsivaizduoju, kaip jisai gerai atrodys. Jūs įsivaizduojat? Čia yra fantastika. Tai va, žodžiu, rakalioju aš tą rankovę, dieną bent po porą eilučių, žodžiu, įstengiu numegzti, bet vis tiek judu krūtu į priekį. Aš būčiau fantastiškai laiminga, jeigu šito video filmavimas man padėtų, žodžiu, numegzti. Aš nesu tikra, aš nenoriu prisižadėti, aš tiesiog labai bent pasvajoju, kad gal kažką. Nu, žodžiu, tai vat toksai mano vienintelis procesas, aš jį mezgu sąžiningai, jau turbūt virš mėnesio, jau koks mėnesis ir savaitė aš jį mezgu. Oi, aš būsiu žiauriai patenkinta, kai aš jį numegsiu. Tai vat. Toksai mezginys. Aišku, jau jo nepamegsi turbūt kažkur važiuodamas mašina, dabar vasarą tų kelionių visur, tai ten, tai šiandien irgi atsiranda ir yra. Atostogos, tarp kitko, manęs laukėt. Per atostogas aš galvoju, kad norėčiau vežtis kartu su savim prie jūros šitą procesą, nu žinau, kad dabar negaliu. Čia yra fantastika. Ui. Žodžiu, manau, kad čia bus žiauriai geras procesas. Tai va, tai žodžiu, žinokit, tam kartui tiek, prisėdau pasisveikinti, parodyti pirkinius, plepu 25 minutės. Nu, ką darysi? Tai va, tai žodžiu, toksai mano yra procesas, progresas, nežinau, kaip nors virtualiai įspirkit man kur nors į sėdimąją, kad aš žengčiau tą žingsnį ir pabaigčiau šitą megztinį. Tai va, viskas, einu, turiu dar laiko, pamegsiu. Dabar jau yra gerokai, žinokit, vakaras, jau beveik 8 vakaro, bet aišku šviečia saulė, kas negali nedžiuginti po tokių apokaliptinių orų. Tai žodžiu, jeigu mezgat žiūrėdamas šito video, tai gero jums mezgimo, jeigu gerat kavą, skanios kavos, jeigu vartojat ką nors stipresnio, į sveikatą. Susitiksim vėliau. Labas rytas. Šiandieną trečiadienis. Ir kaip jūs galvojat, dėl ko aš atvažiavau anksčiau į darbą? Ogi dėl to, kad galėčiau nusimegzti mėginuką. Kadangi, nu aišku, didelio megztinio aš jau nesiteisiu, bet mėginuką tai tikrai galiu. Slystat jūs man. Apa. Aš taip, žodžiu, jūs čia pasidėjau, bet labai norėjau, žodžiu, parodyti, kad aš čia tuoj pat eisiu megzti mėginuką. Ir, sakyčiau, prie dirbtinio apšvietimo žvynukai atrodo kur kas geriau. Labai gerai pasidėjau, taip kad slystat kaip pasamdyti. Tai va, toksai greitas prisijungimas. Greitai lėkiu, pasidarau kavos ir kol aš dar ankstybei viena ofise prasimegsiu mėginuką. Nu tai labą dieną, su tais šventais Jonais, o Jonai šventi. Nu tai labą Joninių dieną. Aš šiandieną truputėlį dirbu, bet dabar turiu pertrauką. Tai noriu parodyti, ką aš jau čia esu priveikusi. Kaip suprantat, praėjo lygiai savaitė po mano ano pasijungimo. Tai kaip galite matyti, progresas yra štai toksai, yra išmegzta lygiai viena rankovė, kurios mes čia gal tiek turėjom tik tai. Tai tiek aš sugebėjau per savaitę, per visus krepšinius ir viską išmegzti. Ir išmegztos antros rankovės trumpintos eilės. Ką aš turėjau minty, kad Sari iš tikrųjų yra labai labai atidi detalėms dizainerė, iš kurios tikrai verta pirkti
aprašymus. Šiaip turiu pasakyti, kad vis prisimatuoju, aišku, man reikėjo gitarą ir rankovę, žodžiu, pasimatuoti kokio ilgio megzti, tai džiaugiuosi labai šituo mezginiu. Turiu atsivinioju siūlus, kur rodžiau, kad gavau. Ir mezgaliosiu pabaigus darbus toliau. Kaip tai atrodo iš arčiau. Apšvietimas toksai vėjas ir debesai, kaip ir pridera per jonus, tai žodžiu, turim ką turim. Tai toksai trumpas mano pasijungimas. Sveiki visi dar kartą. Šiandieną mes turime jau pirmadienį, birželio paskutinę dieną. Man yra atostogos, toksai rankinis filmavimas. Labai norėjau parodyti mėginuką, kurį nusimezgiau iš rodytų siūlų. Pradžiai, aišku, norėjau išsibandyti, kaip atrodo įvairios šitie rankogailiai, apykaklių variantai, šitie užbaigimai. Mezgant šilką laukinį, kaip galit matyti, dalis yra megzta su žvyneliu. Pradžiai aš čia mezgiausi su 3,5, tada mezgiau su 3,75 ir tada nusprendžiau pasimegzti visai be nieko. Tiesiog iš to šilko. Ir jūs nepatikėsit, bet priėmiau sprendimą turbūt pirmą kartą gyvenime, kad buretinis šilkas vis dėlto atrodo gražiau megztas tiesiog vienu sluoksniu be jokių žvynelių. Žvyneliai lieka pas mane laukti savo proceso. Tai toksai mėginukas buvo pamegztas ir dabar į atostogas aš pasiėmiau megzti. Mano procesas, truputėlį iš toliau parodysiu, šiaip tai mes dabar, kaip galite matyti, žodžiu, esam pajūry. Tai aš pabėgau nuo savo šeimynos, truputėlį pafilmuot, parodyti atnaujinimą, ką aš čia veikiu. Ir mezgu iš vieno siūlo 3,5 numerio virbalais paprastuolišką reglaną. Kaip galite matyti, struktūra yra tokia gerokai, sakyčiau, padėvėta. Šiaip nenorėjau jokių raštų, jokių nieko. Nors tiksliau pasakius, tai norėjau ir raštų, ir visko, bet paskui nusprendžiau, kad turbūt einamiausias dalykas trumpų rankovių bliuzai, tai bus tiesiog megzti elementariai. Tai pasidariau tokį 2,5 numerio kraštelį dvigubą ir toliau jau pėlinsiu tik gerom akim. Ir bus paprastuoliškas reglanas. Mezgu 3,5 numerio virbalais. Šiaip pats mezginys yra labai malonus. Toks skudurinukas. Ta struktūra tokia, nežinau, ar man labai patinka, nes atrodo jau gerokai padėvėta. Bet gal po skalbimo galvojau, gal kaip nors bus geriau. Bus matyt, atrodo jau dabar, kad yra kokia nors tokia pasiburbulavusi. Pats siūlas, mezgu iš pirmo kamoliuko, galite matyti pačiam siūlė, jisai turi tokių, nežinau kaip čia papasako, tokių spurgelių, tokių atrodo, kad būtų kaip pasiburbuliavęs siūlas. Bet čia yra laukinis šilkas, jo tiesiog tokia struktūra yra. Tai iš vieno kamoliuko
megztas mėginukas. Ir vat, ką aš jau turiu numezgus ir dar čia man užteks gerokai pamegzti, nes metražas yra labai labai neblogas. Tai va, toksai yra mano atostoginis mezginys. Nu, virbalai dabar yra trumpi, 60 cm. Ir kadangi jūs žinot, kad aš mezgu tampriai, tai dar tas va, toksai pasiburbuliavimas visas, jisai yra ir nuo to, kad aš labai taip stumiu, kai man reikia prastumti, žodžiu, akis virbale, tai žodžiu, aš va taip imu viską ir stumiu. Tai va, tokie reikalai, žodžiu, jeigu už kadrą girdit visokius balsus, tai žinokit, kad mes atostogavom, pasikartosiu, veiksmas vyksta.